Kai pasikeli mašiną, nuo ko rolai pradedi žiūrėtis? Visą laiką, jeigu, tarkim, įvažiuoju mašiną, tai pradžiai aš pasikeliu mašiną tik iki pusės, praseinu, prasitikrinu guolius, pasitikrinu, ar nėra kažkokių tai laisvumo važiuokliai, akių lygiai, kai viskas yra, susižiūri kaladėlę, stabdžių, tai BMW'as, galas varomas, čia dar turim ir orinę, beros čia pašybus, jo, orinę. Tai reiškia, gali krauti ganėtinai nemažai, jinai vis tiek išlaiko tą patį lygį. Tai čia, tarkim, jeigu po gero savaitgalio reikia kokius 3 į mišką išvežti, tai nepamatysi, žinai, kad sukritus. Tai va, išorė. Taip, išorė. Aš manau, stiprus 9. Stiprus 9? Jo, nu... Bet dėl lietako numuši vieną? Tikrai taip. Reikėtų tikrai gerų kažkokių ratų ant jo. Nu, čia kurtų, tokį langai tamsinti, miške tikrai kažkoks baubas neišgazdins, bet tikrai išvaizdus, tvarkingas automobilis. Technologija, jo, pamiršau. Jo, iškart, vat, kaip tik lenda. BMW Adaptive LED. Čia matom kamerų visokių pridėta, čia gal labiau bandistai žinotų. Bagažinė elektrinė, šildomi veidrodėliai, užsilinkintis veidrodėliai, akla zona irgi matau yra. Pilnas pagal komplektaciją. 10? Nežinau, aš manau, kaip tokiam automobiliui galim rašyti tikrai 10. Gerai.